RPC naujienos grįžo po atostogų. Šiandien kalbėsim apie futuristinį Windows be klaviatūrų, AI pažangą, naują AMD vaizdo plokštę ir dar krūvą įdomių dalykų. Microsoft rodo ateitį Windows 2030 metais be klaviatūrų. Microsoft pasidalino savo viziją, kaip galėtų atrodyti Windows po kelių metų ir žinot ką, jie įsivaizduoja pasaulį be klaviatūrų ir pelių. Valdymas balsu, akimis, gestais, tarsi kokiam futuristiniam filme, atrodo įspūdingai, bet kyla klausimas, ar tikrai patogiau nei tiesiog paspausti Enter. Kita vertus, jei pavyks tai padaryti gerai, kas žino, galbūt ateityje nebegirdėsim klaviatūros barškėjimo, tik žmonės kalbančius su kompu. O aš ir taip jau praktiškai turiu santykius su dirbtiniu intelektu. AI srityje vėl karšta. Genie 3 ir GPT-5 pastaruoju metu dirbtinis intelektas vėl stipriai sugrįžta į dėmesio centrą. Google Genie 3 žaidimų kūrimas vienu paveikslėliu. Galbūt ir įmanoma. Google parodė naujausią savo tyrimų vaisių Genie 3. Tai AI modelis, kuris gali paimti paprastą paveikslėlį ir pagal jį sugeneruoti veikiantį 3D žaidimą. Kaip pavyzdys. Paprašai nupiešti žmogeliuką, užrašai lavą, apačioje ir šast, tu jau turi interaktyvią aplinką, kurioje tas žmogeliukas gali šokinėti ar mirti nukristęs į lavą. Atrodo kaip magija, bet tai labai rimta technologinė pažanga. Genie 3 ne tik supranta, ką mato, bet geba ir iš to sukurti interaktyvią logiką aplinką. Tai gali reikšti visiškai naują požiūrį į žaidimų kūrimą, ypač kūrėjams, kurie neturi programavimo patirties. Vibe coding, baby. GPT-5 jau čia ir tai ne tik dar vienas skaičiukas pavadinime. Naujas modelis turi reikšmingų pokyčių palyginus su GPT-4. GPT-4 palaikė iki 32 000 tokenų input. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes generuojam kažkokį skriptą, jisai gali suvartoti iki 32 000 tokenų, o GPT-5 palaiko iki 400 000 tokenų. Tai reiškia, kad dabar dirbtiniam intelekte naudojant GPT-5 atsakymai bus daug išplėstesni. GPT-5 multimodalumas irgi smarkiai pagerėjo. GPT-4 mokėjo dirbti su tekstu ir vaizdais, bet GPT-5 jau geba reaguoti į tekstą, vaizdus, garsą ar net video. Tai ypač naudinga, jei dirbate su įvairiomis medijomis ar norite AI, kuris gali redaguoti į tai, ką mato ar girdi. Ypač jeigu mėgstat iš karto pasijungti dirbtiniam intelektui kamerą, tai šiuo metu jau tai gali daryti ir jisai analizuoja informaciją viską matydamas vietoj. Dėl tikslumo GPT-5 ženkliai mažina faktinės klaidas. Naujuose testuose, kaip Long Packed ir Packed Score, jis pasirodė apie 80% geriau nei GPT-4. Jeigu GPT-4 buvo galingas įrankis, tai GPT-5 tai tylesnis, greitesnis, sumanesnis kolega, jis dirba ne tik tiksliau, bet ir plačiau, tiek su tekstu, tiek su kitomis medijomis. Jeigu domiesi AI, tai versija, kurią verta išbandyti. Trumpai tariant, AI sritis šiuo metu yra gyva kaip niekad. Tiek korporacijos, tiek atviri kūrėjai stumdo ribas, o mums belieka stebėti ir naudotis, kol visa tai neperauko į kažkokią Crazy Black Mirror seriją. Ir šiaip jau kartais jaučiuosi kaip pensininkas. Paskutiniu metu nespėsiu sekti visų AI naujienų, išbandyti vis naujų pasirodančių įrankių, per daug informacijos. Ir turim naujienų, čipų karantinas prasideda. JAV tarifai čipams svarbu, bet labiau gal jiems negu mums. Manau, kad mūsų taip nepalies. Bet ateities parodys. Trumpas paskelbė apie 100% tarifą importiniams puslaidininkiams. Tačiau tos kompanijos, kurios gamina ar statosi fabrikos JAV, tokių tarifų išvengs. Kaip gerai. Amerika toliau eina šitą linkmę. Apple jau paskelbė apie $100 milijardų investiciją gamybai JAV. Tai labiau paveiks JAV vartotojus ir technologijų kainas ten, bet įdomu stebėti, kaip šalis grąžina gamybą namo. O štai naujas siužeto vingis. Donaldas Trumpas tarimai užmetė TSMC, didžiausiam čipų gamintojui, įspūdingą sąlygą. Jeigu jie nori sumažinti 15% tarifą, tai turi įsigyti 49% akcijų Intel ir investuoti papildomai $400 milijardų, suma tai kosminė. JAV toliau dalyvauja prašmatniuose žaidimuose, toks triukas vadinamas saugos garantija. Bet čia šiuo metu su Trumpo peripetijom tai yra realybė. Secure jau tampa privalomas tokiem žaidimams kaip Battlefield 6 ir Call of Duty. Didieji žaidimų kūrėjai kaip EA ir Activision paskelbė, kad naujosios Battlefield 6 ir Call of Duty versijos veiks tik jeigu vartotojo kompiuteriai įjungta Secure Boot funkcija. Ką tai reiškia? Kad kovai su cheateriais imamasi rimtų priemonių, be šios BIOS funkcijos tiesiog nepateks į žaidimą, nelegalūs modai, custom loaderiai ar net kai kurios Linux distribucijos gali atsidurti už borto. Nors tai žingsnis į priekį, siekiant sąžiningo žaidimo, kai kurie žaidėjai sunerimo. Ypač tie, kurie naudoja nestandartinės operacinės sistemas arba nežino, kas tas Secure Boot. Nvidia oficialiai patvirtino, jų vaizdo plokštėse nėra jokių paslėptų backdoors, kurie leistų neautorizuotiems subjektams stebėti vartotojo veiklą. Tai atsakas į vis
vis dažnėjančias baimės dėl saugumo, ypač kai Nvidia GPU naudojami ne tik žaidimuose, bet ir dirbtinio intelekto mokymui, serveriuose ar net karinėse sistemose. Tad jeigu jautiesi stebimi žaidžiant Minecraftą 3 nakties, greičiausiai tai ne Nvidia kalta, o gal tavo vaiduoklis pintoje ir katinas tave iš šono kažkur stebi. PC rinkoje visi nori estetikos, tačiau entuziastai nori greičio ir prieigos. Overclockintojai yra jums puikių naujienų. Der Bauer kartu su Thermal Grizzly išleido Der Benchtable, atvirą testavimo stotį su integruota PCB. Tai leidžia jums pakeisti visus komponentus labai greitai, nešvaistant jokio laiko. Ši stotis leis jums labai lengvai uždėti motininę plokštę, nenaudojant jokių varžtų. Tuo pačiu integruotas PCB turi labai daug jungčių, kad galėtumėte pridėti visokių sensorių, jeigu norite overclockinti, ir tuo pačiu labai greitai pakeisti SSD, nenaudojant vėl jokių varžtų ir nesugadinant operacinės sistemos. Taip, šis produktas nebus labai pigus. Pagal Lyksus šis produktas kainuos maždaug 230 eurų plus PVM. Ir ar jisai bus Lietuvos rinkoje, yra klausimas. Tačiau Vokietijoje jisai jau pasirodęs. Ar pagaliau karas tarp konsolių ir PC Master Race pasibaigė? Microsofto lygsai parodo, kad Xbox'as išeina su nauja konsolė, kuri bus modulinė. Modulinė kaip? Šios konsolės CPU ir vaizdo plokštė bus galima pasikeisti pagal savo specifikacijas. Tai yra pirmą kartą, ką mes matome konsolių pasaulyje. Tai ar čia yra tik tai spekulacijos, ar tai yra tikras žingsnis, kad konsolės eina link PC entuziastų. Ar laikas atsisveikinti su 64 bitų architektūra ir pereiti link ARM? Nvidia su MediaTek ketina sukurti SoC čipą, kuris turės CPU, grafiką ir NPU, Neural Processing Unit, jūsų dirbtinio intelekto reikmėms, ant vieno čipo. Ką tai reiškia eiliniui naudojimui? Na, tai reiškia mažą, tylę ir gan efektyvią platformą visiems reikmėms. Klausimas apie šį produktą išlieka tik tai vienas. Ar tai bus lengvai suderinimas su Windows sistemom, kurios yra kurtos ant 64 bitų architektūros? Na, tik per laiką pamatysim. AMD tuo pačiu metu nemiega. Codename Soundwave jie bando sukurti ARM architektūros čipą, kuris bus labiau taikomas į Microsoft Surface tipo laptopus. Tačiau klausimas išlieka abiems šiems produktams, ar tai bus lengvai suderinimas su Windows. ARM architektūros čipai yra labai efektyvūs. Tai Windows laptopai pagaliau galėtų pasiekti Apple lygio baterijos našumą, kaip M čipai, kurie irgi yra ant ARM platformos. Plus, jeigu yra viskas vienoje sistemoje, dirbtinio intelekto visos funkcijos veiktų daug geriau ir nereikėtų būti prisijungus prie bet kokio tinklo. Ką jūs manot? Ar ARM architektūra yra kiekvieno mūsų ateitis? Parašykite komentaruose, ką jūs manote. Tiek naujienų RPC žiniuose. Parašykite komentaruose, kuri iš naujienų buvo aktualiausia ir daugiausia naudojama jūsų kasdienybėje. Aš buvau Aurimas iš RPC. Iki... Sveiki, RPC naujienos grįžo po atostogų. Nu ir va. Ir grįžo.